Taigi labas vakaras visiems žiūrintiems politinio komiteto kartu už Utenos kraštą tinklalaidę. Po šiokios tokios pertraukėlės sveikinamės čia iš studijos kartu su Utenos rajono savivaldybės meru Marijum Kaukėnu. Sveiki. Tai gal ir pradėsime. Buvo šiokia tokia pertraukėlė, ir ne, bus paskutinė podcast'o. Galbūt ir čia mūsų kaltė, reikėtų kartais ir dažniau tos podcast'os pafilmuoti, bet iš tiesų tempas yra nemažas, ar ne? Ir tų, sakiau, įvairių namų darbų, kuriuos reikia atlikti tiesiog darbė, tikrai nėra mažai. Tai gal ir pradėkim nuo tų keletas aktualiausių temų, kurios paskutiniu metu tiek ir žiniasklaida, tiek ir galbūt iš darbinių temų, kurias paliečiam kasdieniam darbė, kurių gal gyventojai nemato. Taip iš arti tai, ir žiniasklaidoje pasirodė, kad buvote susitikęs berods praėjusią savaitę Utenos ligoninėje ir kokiagi ten situacija, galbūt žmonėm kai kuriem irgi kyla nerimo, ar ten viskas gerai, tai galbūt apie situaciją. Tai iš tikrųjų reikėtų sutinku dažniau tinklalaidės filmuoti, bet taip jau gaunas, neduosit sumeluoti, kad dažniausiai iš darbo išeinam, kai išeina valytojas. Kartais anksčiau gaunasi, bet dažniausiai tikrai gerokai po darbo valandų ir nebelieka laiko paprasčiausiai net kažką sufilmuoti savaitgalių metu, vėlgi daugybė renginių, kuriuos sakykime, su visa komanda lankom ir taip jau gaunasi, kad tikrai net ir į ofisą sugrįžti tenka, kaip sakyti, gerokai rečiau. Tai va, to darbų aišku nemažėja ir vis daugėja ir tų temų įvairiausių ir kaip pats paminėjai, yra tokių, kur daugiau visuomenės dėmesio sulaukia, tai viena iš jų praeitą savaitę teko lankyti su vicemerė Utenos ligoninėje, vėlgi buvo gauta įvairių ir gydytojų, ir slaugytojų, specialistų įvairių nuogastavimų dėl Utenos ligoninėje vykstančio reformų, sakykim, gal pakeitimų, aišku, tie pakeitimai nėra dideli, bet jie vis tiek daromi. Tai tie pakeitimai atsirado dėl to, kad viena vertus naujam direktoriui dirbti rugsėjo mėnesį buvo rasta didelį nuostolį Utenos ligoninėje, apie 600 000 lėšų trūkumas. Tai faktas, kad kažką keisti reikėjo, nes iš kur tuos pinigus paimti, juos kažkaip reikia subalansuoti. Tai buvo patvirtinta tiek ministerijos, tiek mūsų įstaigos restruktūrizacija, sakykime, nauja schema, kaip ta įstaiga turi veikti ateityje ir, aišku, šiuo metu ir vyksta tas procesas pasikeitimų. Tai, sakykime, bet dauguma turbūt darbuotojų, tiek ir mes matom, kad komunikacijoje reikia kažkur pasistengti vadovam. Tai sakiau pastabas tiek direktoriui, tiek administracijai, kad vis dėlto darant bet kokias pertvarkas ar kažkokius pakeitimus reikia ne tik informuoti formaliai darbuotojus, bet su jais reikia ir tartis, nes tik tai susitarimo ir kalbėjimuose galima pasiekti rezultatą. Tai čia viena tų problemų, sakykime, ligoninėje, komunikacijos, tai tikrai direktorius gavo iš mūsų parėdimą, kad tą jis privalo keisti, gerinti atmosferą. Aišku, įstaiga didelė, beveik 500 žmonių, faktas, kad tų problemų daug. Bet kur kas didesnė problema, tai kaip ir visoje Lietuvoje, ne tik Utenoje ir ne pirmi metai, jau daug metų, tai yra gydytojų trūkumas. Ir yra tokių gydytojų specialybių kaip neurologai, traumatologai, kurių trūksta ir nėra kuo pakeisti ir net nėra kam ir atvažiuoti. Tai mes turim pasirengę aprašus gydytojų pritraukimo, yra numatyta ir tikrai nemažos lėšos gydytojų pritraukimui, bet dėja kol kas pavyksta pritraukti, bet ne tiek, kiek mes norėtum tų gydytojų. Tai vėlgi išreiškiam lūkesčius ne tik direktoriui ir patiem medikam, kad sakom, siūlykit, kaip galima patobulinti aprašą, kaip dar labiau patrauklesnę mūsų ligoninę padaryti, kad čia norėtų atvažiuoti daugiau medikų. Bet didelė problema yra tame, kad visoje Lietuvoje didelėje dalyje ligonių vyksta konkurencija tarp gydytojų ir apmokėjimo tvarka gydytojams tiek ir Utenoje, tiek ir Ukmergė būtų, ar ten Rasai, kitos savivaldybės vyksta pagal valandinį. Tai reiškia, gydytojas važiuoja ten, kur jam labiau apsimoka. Šiandien gali Utenon atvažiuoti, rytoj gali nuvažiuoti į Zarasus, poryt į Rokiškį, kitą dieną grįžti į Vilnių. Ir jie žiūri, kur kas daugiau moka. Tai šitoje vietoje palikta toks, kaip sakyt, laisvoji rinka, kurioje, aišku, tie atlyginimų
poreikiai gydytojų yra didžiuliai ir ne visos įstaigos jau sugeba ir mokėti tokius atlyginimus, kokių nori gydytojai. Neslėpsiu, yra Utenos ligoninėje gydytojų, kurie uždirba ir 10 000 eurų į rankas. Tai yra didžiulės sumos. Aišku, jų krūvis yra didelis, jie turi tikrai didžiulius krūvius, bet, kaip sakyt, skaičiai didžiuliai. Tai išreiškiam ir čia direktoriui lūkesčius, kad tikrai ieškotų ir traumatologo, ir neurologo, nes šiuo metu tik 2 neurologai dirba. Akivaizdu, kad insultų klasteris, kuris yra Utenos ligoninėje, turintis gydytojus budėjimui, kas, kaip sakyti, iš 3 parų viena tuščia, tai taip irgi rizikinga dirbti. Tai tikrai, kažkaip manau, kad šituo klausimu irgi bendrom jėgom bandysim judėti. Na ir taip, aišku, visokių ten tokių ir nedidelių įvairių problemų yra ligonė, bet jas manau, kad irgi taip pat pabiškai pavyks įsispręsti. Tai birželio 10 berods ateina naujas pavaduotas direktorius iš Kauno, gydytojas, anesteziologas, kuris, manau, irgi kažkiek padės tvarkytis to ligonėje geriau. Bet aišku, mes tų susitikimų, tai ne pirmas buvo susitikimas, tiksliau išvyka į mano į Utenos ligoninę, bet gal ilgiausias buvo, nuo ryto iki darbo pabaigos buvo, bet planuojam ateityje nuolat daryti tokius išvykas, pabendrauti su medikais, kad laikytą pulsą, nes ir tokių įstaigų, kur dėmesio mūsų reikia kur kas daugiau negu kitur. Tai kita problema, gal sakykime, dėl ką ir uteniškiai šiuo metu mato, tai dėl kelių remonto, tai vėlgi turim 3 objektus didelius, tai Užpalių gatvės remontas, Vilniaus Utena kelio remontas Utenos miesto atkarpoje ir aišku pagrindinis, tai nuo Utenos iki Molėtų šios atkarpos remonto darbai. Tai Užpalių gatvę tikimėms, kad pavyks šiemet jau pabaigti remonto darbus. Turėtų, mes siekiam, kad tai būtų, bet sutartis yra su rangovu sudaryta dar, ne mūsų iniciatyva 2 metam, bet manau, kad 2 metų tikrai nereiks. Tai kalbėjomėm čia prieš porą savaičių su Užpalių gatvės rangovais dėl galimybės uždaryti sankryžą, tai mes nesutikom uždaryti sankryžos, vis dėlto manom, kad pravažiavimas turi likti. Jis nepatogus, aišku, bet rangovai sakė, per mėnesį gerą turi sutvarkyti tą sankryžą ir tada jau matyt srautas pajudės gerokai greičiau. Vilnius Utena kelio Utenos miesto teritorijai darbai turėjo būti pabaigti birželio mėnesį, bet čia priminsiu, kad kelias ne mums priklauso, Via Lietuva, buvusiai kelių direkcijai, tai rangovas pasiprašė iki rugsėjo 1 pratęsti darbus, tai tiek kelių direkcijos vadovai patikino mus, kad turėtų būti pabaigti darbai iki rugsėjo 1, o sekančios atkarpos link Vilniaus, tai darbai žada iki lapkričio pabaigos pabaigti juos. Tai labai irgi tikimėms, kad laiku bus pabaigti. Aišku, lygiai grečiai kalbamėms nuolat su tiek ministerijos atstovais, tiek su Via Lietuva dėl kitų atkarpų, kad tie darbai nesustotų ties žiedu į Labanorą. Ir tikim, kad tikrai bus surasta lėšų ir nupirkti darbų projektai jau rudenį ir galbūt, sakykime, ar šių metų pabaigoje, ar kitų pradžioje prasidės darbai ir kitose atkarpose. Aišku, reikia nuolat bendrauti su valdininkais, kad tai įvyktų. Tai kita gal tokia, sakykime, dar viena problema, tai čia gal pernai daugiau buvo, tai kai Utenos autobusų parkas paleido žiedinių eismų autobusus, tai pasikeitė grafikai, maršrutai, tai tikrai daliai žmonių, ypač vyresnio amžiaus žmonių, kilo nepatogumų, nes ir sunku buvo suprasti, kur ten kaip važiuoja, kas kiek laiko, tai ta problema buvo apspręsta diduma, bet ne iki galo ir iki šiol mes tuos maršrutus dar derinam. Žinau, kad artimiausiu metu vėl susitikimas bus su autobusų parko vadovais, dėl maršrutų, dėl monitoringo, vis dėlto kiek keleivių važiuoja, nes turim tokių pavyzdžių, kaip Užpalių gyventojai kreipėsi berods 900 parašų buvo, kad reikia jiem maršruto į Uteną atskirą, padarėm tą maršrutą ir po poros mėnesių žiūrim, kad važiuoja 1-2 žmonės, o kartais išvis nei vienu. Tai mums kartais irgi tada keista, ar tikrai visi maršrutai, kurių žmonės prašo, tikrai jie skaitlingi
ir tikrai ar jie reikalingi, nes vis dėlto autobusas tai nėra taksi, tai yra viešo transporto priemonė, kuri veža keleivius. Čia praeitą savaitę girdėjom iš kolegų, kurie 22 metus buvo valdžioje, kodėl mes nedarom nemokamų autobusų, tai aišku, galima jų pačių paklausti, kodėl jūs 22 metus būdami valdžioje jų nepadarėt. Tai aišku, objektyviai kalbant, nebūna nieko nemokamo. Jeigu padarysi nemokamus autobusus, tai faktas, kad reiks iš kitų gyventojų paimti mokesčiai ir padengtas išlaidas. Bet kita vertus kalbant, senioram 12 centų bilieto kaina, ar ten apskritai daugeliui keleivių 50% nuolaida, nėra tos kainos, dėl kurių galima būtų turbūt labai jau sunerimti. Tai tikrai 12 centų, manom, kad čia simbolinė kaina ir daryti visko nemokamai dėl kitos priežasties negali, nes ten gyvena daug atvykusių iš kitų šalių piliečių, tai kodėl juos turėtume vežti nemokamai, nes tu negali, kaip tu segmentuosi, vieną veži tu nemokamai, tu mokamai, tu ten vėl kažkaip, tai tikriausiai ne čia problema. Problema tikriausiai reikia patankinti kai kur maršrutus, tai dabar pagal gyventojų kreipimusis matom, kad magistralinės pagrindinės mūsų gatvės, tai Pramonės, Basanavičiaus, Aušros, Aukštakalnio, Taikos, kuriuose vyksta tikriausiai didžiausias judėjimas. Tai ateityje matyt sieksim, kad ten tankiau važiuotų autobusai, galbūt ne žiediniu būdu, į priekį ir atgal, bet girdim tikrai gyventojų lūkesčius ir bandysim ten taisyti. Ir penktadienį jo reikia su direktoriu apie tai pasikalbėti. Persižiūrėti, vis dėlto metai praėjo, kaip ten tas monitoringas, kurie maršrutai iš tiesų yra pilnesni, kurie šiek tiek yra mažiau apkrauti. Taip, ir pasirinkimus padaryti, šiemet tikrai didinam finansavimą autobusų parkui. Aišku, gyventojai klausia ir dėl tarpmiestinių autobusų, bet dėja tarpmiestiniai autobusai visoje Lietuvoje sistema šito buvo paveikta, nes nuo pernai metų Liepos mėnesio šio reikalavimas, kad autobusai negali būti senesni negu 14 metų, čia iš valstybės institucijų reikalavimai, ne iš mūsų, turi būti pritaikyti neįgaliesiems, tai mes tokių autobusų turėjom vieną, kuris dabar važiuoja į Panevėžį, o nuo 26 metų pradžios reikalavimas išeina, kad 10 metų, nesenesni negu 10 metų autobusai būtų tarpmiestiniai. Tai faktas, kad mes tokių autobusų neturim ir pirkti naujų milijoninės sumas, vėlgi tikrai klausimas, ar būtų išmintinga. Tuo labiau, kad parama šitiem autobusam. Parama ir ES lėšos, jeigu ir skiriamos miesto autobusam, tai labai sąlygos yra, sakyčiau, nepatrauklios. Jeigu mes pirkom 4 elektrinius autobusus, ES lėšų buvo 85%, savo 15%, tai dabar atvirkščiai siūloma 15 duoti, 85 savo prisidėti. Tai tikrai nepatrauklu. Bet reikia pastebėti, kad žmonės, kai išgirstų kalbą, kad į Vilnių nebevažiuoja, važiuoja. 8 maršrutai yra į Vilnių, tai veža privatus vežėjai ir kitų autobusų parkų sustoja autobusai. Tai čia irgi nesiruošiam sustoti, kalbėsimės tikrai su privačiais vežėjais. Buvau prieš keletą mėnesių susitikime Kupiškyje su prezidentu, su Kupiškio rajono vadovais, kalbėjom irgi apie būtent tuos tarpmiestinius maršrutus ir visi tikrai susidūrė su tą pačią problemą. Ir matyt, kad bus ieškoma sprendimų, kaip pagerinti tą susiekimą tarp miestų, ne tik tai mieste, o mieste, priemiestį mes susitikrinsim. O šiaip, aišku, klausimų kasdien yra labai daug. Aš kaip sakau, ateini ryte gali pradėti, pavyzdžiui, šis rytas, pradėjom apie švietimą, perėjom prie futbolo, po to apie Europarlamentą kalbėjom, buvo svečiai atvykę, tiek apie, informacinių technologijų klausimus ir visą dieną dažniausiai būna, kad tiek ir pačiam, tiek komandai visiems, kad tų klausimų daugybė, kaip sakau, 100 temų ir 100 temų reikia dažniausiai sprendimų. Nes savivaldybėm, kaip tai labai retai ateina žmonės, kad pasakyti, čia viskas gerai pas jūs. Dažniausiai ateina, kaip sakyt, su bėdom, su problemom, ieškodami sprendimų arba pinigų. Tai tokia mūsų kasdienybė ir aišku, tų sprendimų paieška labai daug laiko atima. Tai kitas dalykas, matyt, kur kas, sakykime, gal kur dar labai daug dėmesio skiriam pastaruoju metu, tai būtent namų darbai. Namų darbai, mes atėjo vadovauti savivaldybei, sutapimas buvo, kad kaip tik tai praeitais metais prasidėjo
Europos Sąjungos lėšų, kaip sakyt. Aš galvoju apie skolas kalbėsiu, nes prasidėjo didysis skolų mažinimas. Kaip sakyt, jau šitą dalyką jau prasisprendėm ir tos Utenos skolos, kur buvo, tai tikrai tikėkime, jos tolimoje atminty liks, bet tikrai dar 2 metus po 2 milijonus. Ženkliai jos jau šiemet sumažės, liks 8,4 milijono, iš buvusių 11,3 plus planuotų dar pasiskolinti. Tai, bet aišku, kur kas svarbiau dabar yra būtent ES lėšos, kurios pasieks Uteną ir tai yra didžiulė suma, apie 34 milijonus eurų ir siekiant pritraukti tas lėšas, tu negali taip tų lėšų pritraukti paprastai, reikia parengti strategijas, planus ir vat būtent šitų strategijų rengimas, praktiškai metus užtrukom, bet manau parengėm tikrai neblogą darnaus judumo planą. Ne meras, ne direktorius ruošia specialistai, taip, bet mes sutikėm, aš net nebesuskaičiuoju, kokį kiekį turėjom susitikimų, nes vis tiek galutinius sprendimus mes kiekvienu atveju turėjom priimti patys. Ir galiausiai aš manau, kad tikrai parengėm gerą darnaus judumo planą pagal galimybės, ką mum galima daryti. Kitaip tariant, turbūt ne visi uteniškiai žino, kas tas yra darnaus judumo planas. Tai yra toks dokumentas, kuris kaip sakyt, kurį ne visos savivaldybės, kai kurios tik tai turi pasirengę arba rengia iš naujo arba taiso. Tai jo pagalba mes galėsim pritraukti apie 9 milijonus eurų investicijų į Utenos miesto susisiekimą. Bet neleidžiama lėšų naudoti naujų gatvių įrengimui, neleidžiama lėšų net dviračių gatvių įrengimui naudoti. Tik senų tvarkybai, seno šaligatvę nauju pakeisti irgi negali. Tas šaligatvis turi virsti bendru dviračių pėsčiųjų taku. Ir turi būti ne mažesnis negu 2,5 metro ir iki 4 metrų pločio. Vėlgi tokių pločių mes šaligatvių kaip ir nelabai turėjom vieną kitą. Bet, kažkaip pasinaudodami turimais sklypais prie kelių pabandysim susidėlioti. Tai vat praeitą ketvirtadienį savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė darnaus judumo planui. Tai pagrindinės priemonės, sakykime, mūsų prioritetas ir bus, kaip sakyt, pakeisti miestą ne tik tai, kad susisiekimą, bet atnaujinti senus šaligatvius magistralinėse gatvėse, įrengiant kartu su dviračių takais. Tai uteniškiai žino, kad pas mus yra tų takų dviračių mieste, bet jie nesujungti į sistemą, jie yra tokiais fragmentais vienoje, kitoje vietoje. Tai reiškia, jeigu žmogus sugalvoja iš Aukštakalnio kvartalo nuvažiuoti pramonės kvartalą, jis nenuvažiuos. Jam vis tiek kažkur tai reiks šaligatvį lies, kažkur tai reiks į gatvę išvažiuoti, kažkur dar kažkokiu keliuku važiuoti ir tada tik tai pasiekti tašką. Tai mes iškėlėm savo tikslą, kad visi Utenos miesto pagrindiniai kvartalai būtų sujungti į vieną sistemą tiek pėsčiųjų, tiek dviračių takų. Tai įsinagrinėjom atkarpas, gatves, kuriuose galėtų atsirasti tie pėsčiųjų dviračių bendri takai ir pats asmeniškai vaikščiau su metro ruletę matavau, nes kartais ne visi specialistai nori iš peties padirbėti, kad tai būtų, tai tenka ir pačiam įsijungti, bet svarbu pavyko sutart. Tai džiaugiuosi, kad planą tiek taryba pritarė, tiek ir ministerijos sudaryta komisija, tai tą planą aš kažkiek socialinius tinklus buvau kėlęs ir schemą, tai pagrindas yra, aišku, Basanavičiaus gatvė, tai tikslas, kad visą vieną Basanavičiaus gatvės pusę, kur senukai, šita būtent pusė, būtų įrengtas bendras dviračių pėsčiųjų takas. Kitą pusę planuojam tvarkytis už savo lėšas, tai reiškia, kur trinkelės, pavyzdžiui, buvo geros dar būklės, mes jau neišmesim, perkelsim į kitą pusę ir sutvarkysim, sakykime, tuo pačiu ir kitą gatvės pusę. Kadangi atsiras dviračių takas, suremontuojame Vilnius Utena kelio atkarpą mieste, o vėliau ir atsiras dviračių takas į pakalnius, nes kelių direkcija yra tokį projektą, žinau, kad techniniai pirko, nenupirko, bet vis tiek toliau perka ir tikrai planuoja rimtai ten tiesti dviračių taką, tai
Iškart apsisprendėm, kad Molėtų gatvė irgi turi pavirsti dviračių su pėsčiųjų taku, tai reiškia, kad jungtis bus į tą pusę su miestu. Nepamirštat ir Janeliškio gatvės, kuri vėlgi yra sutvarkyta, bet neturi dviračio pėsčiųjų tako ir daugybę kartų žmonių esam gavę nusiskundimus, kad vis dėlto norėtų iš to vietoje irgi to tako bent pėstiesiam. Tai pasidarysim bendra, tai kita atkarpa, jeigu šitą miesto pusę žiūrint, vėlgi pamirštas daug metų, manau, kvartalas buvo Žalijos kvartalas, tai jis turi 2 magistralinės gatves, tai Vilniaus gatvė ir Algirdo. Vilniaus gatvė tikrai neblogas šaligatvis didumoje gatvės, prie Eglutės darželio ten reiktų atnaujinti, sakykime, paremontuoti, tai ten savo lėšom galima bus tą padaryti. O štai Algirdo gatvė, tai tikrai, aš gyvenu netoli jos, tai nuo gimimo, kiek atsimenu, tiek ir nebuvo remontuoti nei šaligatviai, nei praėjimai. Tai jeigu ten kas pabandytų su vežimėliu kokio ir dviračių vaikiškų pavažiuoti dar kažko, tai sunkiai matyti pavyktų. Bet mes o beje dalyje gatvės iš vis net nebuvo nei šaligatvio, nei kažkokio tako, tai mes apsisprendėm irgi įtraukti atkarpą nuo apvažiavimo beveik pačios ir iki pat Utenio aikštės, iki Ladygas gatvės. Čia turėtų irgi atsirasti dviračių pėsčiųjų takas. Kita gatvės dalį, aišku, ten, nes 2 gatvės pusėse, kaip dažnai buvo daroma sovietmečiu, eina šaligatviai, tai tą jau kitą reiktų savo lėšom tvarkytis ateityje. Tai kalbant, kad ne tik tai iš tie 2 kvartalai, bet ir Krašuonos kvartalas nebus pamirštas, tai vėlgi padarysim jungtis. Matom dabar, kokia yra problema Krašuonos kvartalė ryte, nes uždarius kai kurias miesto mokyklas, vaikai buvo nukreipti į Krašuonos progimnaziją ir taip jau gaunas, kad prieš 8 ryte tėvai suveža vaikus į mokyklą, o Krašuonos gyventojai bando tuo pačiu metu išvažiuoti į darbus. Ir vieninteliai išvažiavimai yra į Tauragnų Aukštaičių gatvę, praktiškai į tą pačią gatvę, kas, aišku, užkemša kvartalą. Tai mes dabar norime sutvarkyti šitą atkarpą, tai palei mokyklą padaryti jungtį su Kudirkos gatve, kuris susijungs su Metalo gatvė, tai išasfaltuota ateityje tą atkarpėlę žviruotą, kur iki Metalo gatvės, pačią Metalo gatvę sutvarkyti, šaligatvius ir pėsčiųjų takus iki pat pramonės rajono. Tai kita atkarpa, vėlgi Smėlio kvartalo gyventojams, tiek Krašuonos būtų Aukštaičių gatvė, tai čia pro stadioną iki Tauragnų gatvės. Iki Tauragnų gatvės, o kita pusė iki profesinio rengimo centro, kur vėlgi toliau iš tvarios plėtros strategijos nutiesta būtų atkarpa iki beveik naftos bazės, kur yra ribininkų, kur yra mūsų pramonės sklypai. Tai ši atkarpa, tada palei Krašuonos stadioną dar vienas takas, kuris, sakykime, atsibės į Smėlio kvartalą, o Smėlio kvartalė sudėtinga dėl žemės, kaip ir minėjau, kad dviračių pėsčiųjų takai turi tam tikrus reikalavimus, tai ne kiekvieno kvartalo atitinka gatvės, tai čia reikia savais pinigais pasitvarkyti, kad šitą atkarpą išeitų į Basanavičiaus gatvę. Kitaip tariant, iš šitos pusės miesto visas gatvės iš kvartalų pagrindinės arterijos atsibės į Basanavičiaus gatvę. Kitoj pusėje reikia, vėlgi pereinant į kitą pusę, tai nuo Aukštakalnio planuojam, kad Taikos gatvės bus Taikos gatvės ta kairė pusė, kur baseinas. Čia bus įrengtas dviračių pėsčiųjų takas ir viena atšaka palei Aukštakalnio progimnaziją į parką. Kaip be būtų keista, iš Aukštakalnio kvartalo į parką Vyžuonos gali patekti tik per daugiabučių kiemus. Tai manom, kad turėtų atskiras butakas, kad žmonės ar su vaikais, ar patys tiesiai patektų į tą parką. Ir tada Kupiškio gatvę išvažiavus, dalis dviračių tako yra, tai tą kitą dalį norėtumėm irgi pabaigti sujungti su Basanavičiaus gatve, kad vėlgi iš Aukštakalnio kvartalo žmonės tiesiai galėtų arba per parką, išlindę į Aušros gatvę, per šitą atkarpą, arba per Kupiškio gatvę nuvažiuoti. Tai tada kita atkarpa, vėlgi matom, kad yra Vaižganto gatvės fragmentų trūksta dviračių takų, tai čia fragmentą prie statybininkų kvartalo sutvarkysim ir aišku, tą atšaką dabar su Užpalių gatve, tai vėlgi irgi Užpalių gatvės remonto projekte yra numatyta irgi dviračių pėsčiųjų takas, tai jis atsibėda gaunasi
Hipodromo gatvė irgi dalis atkarpa yra dviračiam pritaikyta, bet privažiavo Žirgino, baigėsi ta gatvė ir mes čia planuojam irgi įrengti gatvytę dviračių ir pėsčiųjų ir automobilių, bendrant sraute vadinasi. Tai ta gatvytė iki pat užtvankos miškelio, Klavinių tvenkinio ir tada palei Klavinių tvenkinį norim taką nutiesti iki Vestuvių, palei Vestuvių gatvę, iki Basanaičius ir atsirastų labai neblogas maršrutas, žiedinis toks, kuris galbūt paskatins ir žmonės ir į darbą, į pramonę važiuoti šituo taku, ne tik tai, kad, kaip sakyt, pažintiniais tikslais. Na ir sakykime, nežinau, ar nepamiršau daugiau atkarpų, bet, kaip sakyt, visas šitas atkarpas sutvarkius dviračių pėsčiųjų takų, aš manau, kad Utena taps ne tik, kad patogiai judėti ir dviračiais, ir kaip sakyti, ir pėstiesiems, ir dviratininkams, bet ir patrauks gal žmonės ir iš kitur atvažiuoja turistus, ar šiaip svečius miesto. Nes čia išgirstų tokių skeptiškų, kad, žinot, sezonas čia dviračių keli mėnesiai, taip, tai jeigu tu tų tikrų takų neturi, jeigu tu jų neprižiūri, tai taip, vasara praėjo, dar rudenį kažkiek pavažiuoja ir viskas, bet jeigu mes tą sistemą gerą turėsim, tai sutinku, gal visiškai už žiemą, kai sniego yra, gal ir nepavyks, bet didžiąją dalį metų jais galima bus judėti. Aišku, susilaukiam klausimų ir dėl takų už miesto. Tai yra Sudeikiai, link Alaušo, ten Tauragnai, Kuktiškės. Tai čia reiktų pastebėti, kad visi keliai už miesto vedantis vėlgi ne savivaldybė priklauso. Tai yra kelių direkcijos keliai ir mes jiem įtakos neturim. Tai ne mūsų mes, kaip sakyti, bandom kalbėti. Dirbam šito klausimu su kelių direkcija. Jie paklausė mūsų, kur jūs matot prioritetus. Tai aišku, pirmą numerį mes sakom, norim pabaigti dviračių taką į Sudeikius. Prašom čia žiūrėti. Tada žiūrėkit, sakom, į Tauragnus irgi iki Medenių eina dviračių takas. Norim ir į Tauragnus, kad būtų tas takas. Sakom, žiūrėkit, norim ir į Kuktiškę. Paaiškinom, kodėl norim į tas kryptis, dėl to, kad mes vėliau pakalbėsim apie funkcinių zonų strategiją, mes tikimėms įrengti apie 20 pėsčiųjų dviračių maršrutų, tai nereiškia, kad keliukus įrenginėsim, bet maršrutų už mūsų miesto ribų, tai yra prie gražiausių mūsų vietų rajone, tai ir Aukštaitijos nacionalinis parkas, ir Labanoro regioninis parkas, ir Sudeikiai, ir Pakalniai, ir Daugailiai, ir kiti, sakykime, mūsų miesteliai, kurie tikrai turi gražias apylinkės, ir iki jų kažkaip tai reikia nuvažiuoti, kad tu galėtum pažintas apylinkės. Tai mūsų ir tikslas, kad tie takai ne tik tai mieste būtų, bet ir už miesto ir galiausiai jau būtų gamtoje. Gamtoje, aišku, mes ten nei asfaltuosim, nei žiūruosim kažkaip, būtų sumarkiruoti, sužymėti, kur tie keliai veda, kokie maršrutai, įrengtos atokvėpio vietos, įrengtos tualetai įrengti. Tai darnaus judumo planas, aš manau, jeigu jį vykdysim, tikrai prisidės ženkliai prie Utenos. Reikia tik pastebėti, kad kažkokių kitokių priemonių mes ten naudoti negalim. Kaip minėjau, gatvių asfaltuoti negalim, kvartalų tvarkyti iš tų lėšų. Darnaus judumo kaip ir negalim. Ir belieka, galim ten stoteles, pavyzdžiui, paimti privažiavimų stotelių visus tvarkyti. Ką nusprendėm to nedaryti, nes ir taip tas privažiavimas yra kam iš naujo tą patį darbą daryti. Tai manau, kad tas darnaus judumo planas tikrai mūsų bus toks geras. Tik tai dabar, kaip sakyt, liko vienas smulkmenėlė, reikia viską įvykdyti. Užtruko tie parengėmiai darbai, nes tikrai, aišku, dar prieisim prie to šiek tiek vėliau, tai ir apie funkcinių zonų strategiją kalbant, tai ta funkcinių zonų strategija irgi gimė, nepamenu, ar podcast'e kalbėjom, kad kai kurie dokumentai, pavyzdžiui, net ir nebuvo planuoti kaip funkcinių zonų strategija, nes tiesiog tai strategijai parengti reikia surasti sutarimą su kitų savivaldybių merais. Ir to sutart buvo sunku, tai vien kai atėjom ten užtruko porą mėnesių, pirmas gal vizitas buvo į Molėtus, užtruko porą mėnesių, kol sutarėm, ar ne? Tai visi tie dokumentai yra labai imlūs laiko kartais tikrai, nes ir to derinimo tiek su ministerijom, tiek ir su agentūra, CPV ir su visais kitais. Tai dabar, kai dokumentai yra parengti, tie prioritetai tikrai aiškus, sudėlioti, dabar prasideda projektavimo stadija ir labai tikimės, kad... Aš manau, kad, žinot, pasadinus prie mūsų keletą žmonių parodžius, kaip tas derinimas vyksta, tai, manau, atlaikytų kantrybę gal
10 minučių ir sakytų, eikit jūs su savo šitais visais dokumentais. Tai iš tikrųjų labai sudėtinga, kai tu su keliom institucijom vienu metu tu derint, su strategijos rengėjais kartu dar derint. Ir kaip sakau, dažnai ko nori ir atrodo, ko reikia miestui, to negali. Kažkodėl tokie kriterijai sukurti, kad tu negali. O ko nenori, prašom. Pavyzdžiui, kai mums sako, ko jūs nestato 3 aukštų meno centrų, kam jums reikia spa? Nu, kam mums tų 3 aukštų centrų? Arba, pavyzdžiui, kodėl jūs kvartalo norite aukštaką tvarkyti, tai vat Vyžuonos parke taką medinį galima už 3 milijonus padaryti. Nu, tai akivaizdu, kad, ką mums siūlo tikrai toli gražu ne viskas tiko ir tas taisymas, darbas ilgas, pagaliau kaip ir link pabaigos ir šį mėnesį pabaigoje į savivaldybės tarybą eisim kaip tik su 2 strategijom. Tai viena iš jų yra funkcinių zonų. Tai labai gerai pastebėjai, tai irgi vėl toks sudėtingas žmogui eiliniam klausantis pavadinimas, funkcinių zonų strategija, turbūt net savivaldybėje ne visi atsakytų, kas tas yra jo. Tai vėlgi reiškia, kad kaimyninės savivaldybės turi tarpusavį sutart, pasirašyti tokį kaip ir draugystės susitarimą. Kokiose srityse nori bendradarbiauti. Jeigu tą susitarimą pasiekia, tada galit naudoti lėšas, noriu tik pastebėti, darnaus judumo planą ir tvarios plėtros strategiją, apie kurią dar pakalbėsim, lėšas galima naudoti tik miestui. Tai yra ne mes taip nusprendėm, toks yra reikalavimas. O funkcinių zonų galima naudoti tik rajonai. Tai mes sudarėm susitarimą tokį draugišką su Molėtais, su Anykščiais, tikrai teko irgi pavažinėti nemažai ir į Molėtus, ir Anykščius, ir jie pas mus, ir mes pas juos, ir pavyko, kaip ir liktai jau link pabaigos eina tos strategijos rengimas, turint birželio pabaigoje eiti į tarybą ir ką mes joje numatėm vis dėlto turizmo sektorių. Priminsiu tik tai, kad turim beveik 200 ežerų, turim ir vieną gražiausią Laušo ežerą, giliausią Tauragną, vieną ilgiausių Eiseto ežerus, nei laivų įleidimo vietų. Alaušė yra, bet, pavyzdžiui, nei Tauragnė buvo, nei Eisete, nei stovyklavietės mūsų sutvarkytos, nei poilsiavietės, ta prasme mes nieko neinvestavom į tą turizmą. Tai būtent dabar nukreipsim dalį lėšų, tai aišku, pagrindė turbūt bus orientuojamas į Sudeikius, tai tikrai bus atnaujintas paplūdimys, įvairių atsiras įrengimų tiek vaikam, tiek suaugusiam pačiam ežere. Tualetai sutvarkyti, vieną šiemet pabaigsim, kitą rinksim konteinerinį, kad ir neįgalėjom būtų pritaikymas, tai tikrai Sudeikiai keisis ir parkavimo aikštelę nusimatėm įsirengti, tada Tauragnuose vėlgi lygiai taip pat, kaip ir žadėjom prieš rinkimus, kad Tauragnai bus vartai Aukštaitijos nacionalinį parką, tai atsiras naujas objektas, kuris bus ir moderni skaitykla, ir Eugenijos Šimkūnaitės vaistažolių edukacijų, toks kaip centriukas, kaip ir muziejaus padalinys, toksai, tada infocentras pats, turizmo mūsų dalis, kur vėlgi žmonės visus galės nukreipti į mūsų rajono gražiausius kampelius. Lobės pakrantė ežero bus sutvarkyta, vėlgi pritaikysim ne tik, kad žmonėm atvažiuoti pailsėti, bet ir kemperiam, kad ir užsienio piliečiai keliaujantys su kemperiais galėtų sustoti toje vietoje. Taip, vis dar ieškom sprendimų dėl Sudeikių kempingo, tikrai vėlgi labai sudėtinga situacija, labai mažas sustatymų plotas, tai reiškia labai mažoje tik teritorijoje galima kažką statyti, tai iki galo norim įsiaiškinti ir bandyti paieškoti investuotoją, bet tai matyt užtruks. Apie 12, nesumeluoti, ar 14 stovyklavičių ir poilsiavičių norim kapitališkai atnaujinti, tai čia įvairiausia vieta, pradedant pakalniais, kaniukais, užpalių seniūnijai, ar ten, nežinau, po visą rajoną. Tai tos stovyklavietės irgi atnaujinsim baldus, įrengimus, privažiavimus kažkiek, tai rinksim apšvietimą dalinį nuo saulės energijos, filmavimą norim pastatyti kameras, ne kad pležą patį, kaip sakyti, filmuoti, bet pačią mūsų stovyklavietę, kad vandalai nenuniokotų, nes turim tikrai pavyzdžių, kad tu sutvarkai įrengį ir iškart prasideda kažkoks tai niokojimas, grevimas, laužimas, tai nuo to irgi turim saugotis. Tai šitas, sakykime, teritorijas tikrai planuojam sutvarkyti ir 2 laivų įleidimo vietas. Dar šiemet, manau, gal spėsim Tauragnėje laivų įleidimo vietą padaryti.
Ir tada po metų 2 dar eisite, atsiras laivų leidimo vieta, vėlgi labai ilgas ežeras, pats tikrai puikiai šitą ežerą žinau. Ir keista, kad nėra jame laivų, neplaukia kažkaip, ta prasme, žmonės labai mažai, tai dėl to, kad nėra kur įsileisti to laivų. Tai laivybą turim tikrai pramoginę vystyti ir tai mūsų turint 200 beveik ežerų, neišnaudotos galimybės, būtų keista. Tai, tai turizmo atžvilgiu tikrai manau, kad irgi pabiškai pajudėsim į priekį. Aišku, kalbamėms ir su viešbučio būsimųjų statytojai, tikrai vyksta dabar parengiamieji darbai. Ir labai tikiu, kad viskas bus gerai, nesitiks kažkokių krizių, force majeurų ir jau tikiuosi rudenį išduosim leidimą viešbučio statybai Utenoje. Tai tikrai tais frontais dirbam, kas liečia turizmą. Ir manau, kad didžiausia mūsų dalį laiko atėmė tai tvarios plėtros strategija. Jo, tai čia yra labai sudėtinga strategija, yra daugybė projektų, tikrai nežinau, kiek mes kartų apie ją kalbėjom ir kiek įsvarstam, bet iš tikrųjų džiaugiuosi, kad irgi link pabaigos. Tai kokią mes ją radom prieš tai iš tarybos posėdį? Manęs paklausė vienas iš tarybos narių, kurie priklauso 3 muškietininkų frakcijai, vadinamai tokiai Utenoj. Ir paklausė, nes aš į ataskaitą administracijas buvau įrašęs, kad administracija praėjusiais metais sakė, tam tikrų projektų, kurie buvo brangus ir sakykime, kad ekonomiškai neįmanomi tiesiog, pavyzdžiui, kaip Palių motokroso trasos įrengimas 20 milijonų mažiausiai, čia pernai metų skaičiuojama kainom, tada baseino legendinis ten prie arenos už 20 milijonų būt kainavęs, privataus ir viešą partnerystės būdu įrengiamas. Tada, ir daug kitų projektų ir daug iš jų buvo įkelta į tvarios miesto plėtros strategiją, kaip Utenos miesto centras rengsim kažkaip tai Basanavičiaus ir Aušros gatvė, kas ten turėjo būti per projektas. Tai šit baseino ir motokrosai net nebuvo įtraukę, bet buvo tokių literatų skverai, ten aikščių uždarimas, visokių ten čia buvo pradinis tas variantas tvarios plėtros strategijos. Tuos aišku dalykus mes, taip negaliu sakyti, išbraukėm, nes menų centrų mum jau tikrai statyti nebereikia, mes turim. Skverų irgi manau, kad turim pakankamai, aikščių uždaryti, tikrai Utenę aikštę uždaryti, aš nežinau, kaip galima susapnuoti tokį dalyką buvo, tai pro kur automobiliai važiuos į kvartalus. Tai rinkos beje ir Vytauto dar planavo aikštės. Tai bandau įsivaizduoti, kaip tai būtų atrodę, bet laimiai spėjom dar padirbėti prie tos strategijos, iš tų dalykų neliko ir kaip minėjai tuos didžiuosius projektus, tai vienas, sakykime, mes ir be strategijų sprendžiam, tai motokroso trasa, kur supratimo ar 20 ar 30 milijonų su stikliniais tiltais turėjo kainuoti, nei vienas nežino, kiek tai būtų kainavę, bet akivaizdu, kad tam pinigų nei Europos Sąjungos. Galim pasakyti irgi to nematomo darbo, kas buvo padaryta. Tai yra pagaliau žemės klausimai išspręsti trasos, nes kai atėjom, tai radom, kad trasa pakabinta ore, tiesiog niekur nesutvarkyti žemės dokumentai trasos buvo. Dabar susitvarkėm žemės dokumentus, atiduota trasa pilnai valdyti Utenos daugiafunkciam sporto centrui. Daugiafunkciam sporto centrui, kaip ir normaliai civilizuotai valstybėje, taryba paskyrė finansavimą, ar ne, pirmam etapui sutvarkymą. Tai buvo trasos nauja. Praktiškai įrengta teko dalyvauti. Šiek tiek manevras. Kaip žiūrovui dalyvauti Lietuvos čempionate, čia gegužės mėnesį, tai jau matosi kontūrai naujos trasos, tai vėlgi trasa ne politikai, ne kažkokie, sakykime, valdininkai, kurie patys sportininkai sprendė, kaip ta trasa turi atrodyti, kad jiem būtų patraukli, ne tik jiem ir žiūrovams. Smagi važiuoti. Mes jau šiemet skiriam lėšų trasos įrengimui, papildomai skirsim lėšų dar laistymo sistemai. Aš manau, kad per kelis metus ir trasa bus įrengta, ir laistymo sistema, tvora, ir taisyklės bus, nes bus aišku, kada kas gali treniruotis, atvažiuoti, plovykla atsiras, tada gal užbėgdamas dar, aišku, mėnesio pabaigoje eisim į tarybą papildomai skirti sporto centrui lėšų, kad įrengt visą sporto centrą, areną mūsų vadinamą naujas kėdės, tai yra šiuolaikiškai, nes jau akustikai jau skirti pinigai, nuo metų pradžios ir yra vykdomas pirkimas ir plus dar per dainų šventę, kuri buvo, kaip sakyti, išryškėjo labai nemažas trūkumas, kas, sakykime, žiemą mažiau pastebime, kad
oro padavimas, kai iš lauko nėra labai vasara geras vėdinimo sprendimas. sistema, tai va, Jo, vėlgi tai jau šiemet sieksim nusimatyti pinigų ir vėdinimo sistemai. Tai kitaip tariant, arena taps jau tikrai gerokai labiau pritaikyta renginiam ir tikimėms, kad sporto centras pasistengs būtina pritraukti tų renginių daugiau, bet mes senų kėdžių neplanuojam išpesti. Mes tas dalį kėdžių pervešim į motokroso trasą, kur žiūrovai galės nebe ant žolytės atsisėdę žiūrėti, bet galės civilizuotai ant tų kėdučių, kurios atsparios, kaip sakyti, meteorologiniam sąlygom. Ir tų kėdučių reikia tiek mokyklom, tiek darželiam. Saulės gimnazijos stadionas, darželiukam gavom, tai manau, kad tikrai iš arenos tos senos kėdės neprapuls, jos bus panaudotos visas. Pas merą prie namų neatsidurs. Ne, neatsidurs. Ne prie namų, nei kur kitur. Bet, stengiamės tikrai ūkiškai elgtis, kam išmėtim gerą turtą. Kaip ir pasakau prieš tai, geras trinkelės, kam išmės. Jas gali panaudoti miesto sutvarkymui kitom vietom. Taip ir čianai. Tai džiugu, kad ir arena pati pasikeis, ir motokroso trasa per kelias metus irgi pasikeis, ko beje nebuvo, nežinau, 20 metų. Jeigu mes būtume iš karto tos pinigus, kurie dabar buvo paskirti sporto centrui, neprojektavę stiklinius tiltus, o iš karto būtume paskirti, jau tie pokyčiai galėjo būti ankstesnių laikų. Bet dabar jau, kaip sakyti, yra kaip yra, padarysim tą darbą. Bet kitas, jūsų minėtas projektas apie sporto arenos ir baseiną. Neužsibaigia niekaip kažkaip. Tai aš kažkaip labai stebiuosi, kad kolegos niekaip nepamiršta. 3 kartus taryba buvo atmetus šitą projektą. Ir jie vis tiek, kodėl jūs nedarot, kodėl nedarot? Aš nesuprantu, kaip galime nesuprasti projekto vertės, ką jie mums siūlė, dar būnant, kaip čia pasakyti, opozicijai. Tai per 15 metų būtų siekus 20 milijonų eurų. Tai yra didžiuliai pinigai išmokėti būtų tam koncesininkui. Mes tikrai nenusteikę buvom tokių sumų mokėti ir dėl to, kad atsirastų 2 plaukimo takai, kad ten arena būtų patvarkyta, apgyvendinimo patalpos, ten kažkoks sporto klubas. Tai mes iš karto, ką ir žadėjom žmonėms, sutvarkysim, sakom, seną miesto baseiną. Tai nenorim, apsitarėm, kad nerodysim vizualizacijų. Neerzinsim žmonių, kaip sakyt, kol darbai neprasidėjo, kai jau prasidės darbai, tada pamatys žmonės, bet tikrai tą, ką mes dabar matėm idėjų konkurso nugalėtojo eskizos, tai nebus kosmetinis baseino patvarkymas, tai bus tikrai kapitalinis remontas, atsiras, čia išgirstų nuogastavimo, tai kur žmonės atvažiuos, kur sustos, ir parkavimo aikštelės numatytos, ir privažiavimas, ir įėjimas iš kitos pusės, ir dviračių pėsčiųjų takai, kaip minėjau, praeis pro pat mokyklą ar pro baseiną. Atsiras ir pirčių kompleksas, ir spa zonas tiek vaikam, tiek suaugusiem. Tai tikrai tas baseinas bus nieko neprastesnis negu Anykščių, ar Kupiškio, ar Molėtų, ar Rokiškio. Tikrai nekeliam savo ten lūkesčių, kad ten padarytų už ten 20-30 milijonų. Ne, mes sakom, žiūrėkim, pasinaudokim dalinai ES lėšom, pasinaudokim savo lėšom. Nes baseino projektas, kas gerai, kad dar verta paminėti irgi žmonėm, kad tai irgi vieno iš tų finansavimo priemonių, ką minėjai, tvarios miesto plėtros strategija, yra įtraukta ir baseinas. Taip. Nes, pavyzdžiui, ES naujos statybos labai sunkiai... Ne, jie pasakė, arba jis 5 metus nemokamas turi būti. Ja. Tada klausimas kyla, kieno sąskaita, ar kaip tu darysi, kaip tu tada uždaryt tą baseiną. Vėl kažkaip neracionalu. Arba jūs ten dalinai komercija, dalinai nekomercija, ten labai sudėtingos sąlygos ir supratom, kad tikrai naują baseiną statyti dabar už, kaip mums sakė, rinkos kainos jau gali siekti standartinę baseiną, kad ten Molėtų gali ir 8 ir daugiau milijonų, iš kurių tu didesnę dalį turėsi savo lėšų dėti. Tai čia mes įsivaizduojam, kad tikrai už 3,5-4, gal kiek daugiau milijonus pavyks, kurių tikimėms pusę pasinaudotų ES lėšom. Tai nei mums čia kažkokios į skolas įvarysim miestą, nei čia kažkur tai kažkokių tai, sakykime, išvaistysim lėšų. Tai manau, kad tikrai racionalus bus projektas ir užtikrins uteniškių poreikius. Mes jo neorientuojam į turistus, kad čia iš visos Lietuvos važiuotų. Bet tai būtų kaip kompleksinė priemonė tiek mūsų rajono ir miesto gyventojams, tiek ir jeigu atvažiuoja svečiai, galėtų pasinaudoti. Tuo labiau čia sako, prie arenos būtų labai gerai. Bet tai dabar, jeigu bus normalus dviračių takas sujungtas su Vyžuonos parku, tai čia esam Utenoj. 300 metrų,
500 metrų, Ta prasme. sakykime, tai žinot, viskas čia vietoj. Kaip sakau, nenukentės ir kvartalo gyventojai, tai vat galim perinant. Jo, tai apie tvarios miesto plėtros strategiją, tai baseinas vienas iš tų elementų, kuris ir mes žiūrim beje kompleksiškai, tai vat. Ir kita priemonė, kur irgi pasirodo pradžiai buvo gal biški netinkama, paskui jau kaip ir pasidarė tinkama, tai tikrai nemažai tos tvarios miesto plėtros strategijos girdim uteniškių lūkesčius, suprantam, kad ir patys išeinam, patys kvartaluose gyvenam, matom, kad situacija bloga, tai kvartalų tvarkymas tikrai sudarys nemažą lėšų dalį. Atsimeni, prieš porą gerų mėnesių berods vaikščiom po kvartalus ir matėm, kokie kvartalai, kokia situacija. Aš nesuvokiu, kaip tiek metų buvo, ar nematoma, ar nenorima matyti. Nuo sovietmečio dalis netvarkyti, išdaužyti, šaligatvių kai kur net nebėra, o ten kontūrai tik lygia. Šitai miestų tvarkyti negalima ir mes būtent tvarios plėtros strategijai, kurią sudarys ne mažiau 16 milijonų eurų ES lėšų, plus, aišku, reikia priminti prie kiekvieno projektą, ne mažiau 15% reiks pridės savivaldybės lėšom, tai mes planuojam beveik pusę šitų pinigų skirti mūsų kvartalam. Ir žiūrėjom, vėlgi, tu negali belia kaip tvarkyti to kvartalo. Turi pasiekti žalinimo tikslus. Vėlgi ES reikalavimas, žalumas, erdvės, tvarumas. Tai tą žalinimą pradžiai tikrai labai sunkiai sekė su strategijos rengėjais, ne mūsų specialistais, bet samdytais kalbėtis, kad mes, norim kvartalus tvarkyti. Čia kvartalų nesigaus čia tai, bet po to jie pripažino, kad vis dėlto gaunasi tvarkyti ir žiūri ir kiti miestai planuoja tą patį pasitvarkyti, apskričių centrai. Tai vėlgi mes nusprendėm pagal galimybės ten, kur gaunasi, tai įsirinkom 3 kvartalus, tai Vyturių kvartalas, ypač ta dalis, kur renovuota visa. Žmonės renovuojasi, vienas iš tų pliusų yra galima pagrysti ES, kuri būtent. Taip, tai žmonės tvarkosi patys savo daugiabučius, tai mes turim prisidėti prie to. Tai kita dalis vėlgi, kaip sakau, pamirštas visiškai kraštas Utenos statybininkų kvartalas, tai vėlgi Vyturiai baigėsi, prasideda statybininkai, tai visą tą statybininkų dalį iki pat Dauniškės gimnazijos stadiono. Ir aišku, tada dar dalį pusę praktiškai Aukštakalnio kvartalo, tai vėlgi ta dalis, kur baseinas, nuo pat parduotuvės iki pat Kupiškio gatvės, planuojam, kad visa šita dalis kvartalo bus pakeista ES lėšom ir mūsų savivaldybės, aišku, dalinai lėšom. Tai, kaip sakyti, ten nebus taip, kad atsiras parkavimo aikštelių daug, didžiulių, reiks ieškoti kompleksinių tokių priemonių. Tai reiškia, galbūt vietoj asfaltuotos aikštelės, iš korių reiks daryti tą aikštelę vadinamą, kad būtų žalumo tų priemonių. Kad žalumas tas nedingtų, nes paprasčiausiai yra tokie kriterijai, turi žalumas likti. Kažkur turės tikriausiai ir augalų dasidėti, kažkokių tokių elementų, kurie... Tai šitoje vietoje tikrai laukia didelis darbas ir su architektais jau kalbėjom, kad jau, net ir jeigu nusamdysim architektus, vis tiek reiks patiems sėdėti. Ką reikia paminėti, irgi dabar kitas etapas, jau namų darbai parengti, bet dar iki mūsų yra visiems tiem kvartalam tvarkyti, nors kažkada tai tikriausiai ta utopija buvo, kad tvarkys kvartalus ir visiems tiem parengė dokumentaciją. Prieš 10 metų buvo tokia linija, bet niekas neskyrė nei finansavimo. Ir realiai techninė dokumentacija yra parengta, jau dar iki mūsų padaryta, tų kvartalų tvarkymų. Statybininkų nėra. Tai va, tai kuriem, bet juos reikia arba iš naujo pradėti renkti, arba juos visiškai keisti, nes tas jau morališkai pasena ir atitinka reikalavimų. Tai va, tai kita mūsų dabar darbo bus dalis, pat strategijų įtvirtinimo, tą dokumentaciją visą sutvarkyti, kad žmonėms būtų aiškiau šiek tiek į procesą. Tik aš užbėgdamas paskui dar apie, galim gal dabar pakalbėti, neturėtų nuliūsti ir kitų kvartalų gyventojai. Tai vėlgi, akivaizdu, kad ES lėšų visam miestui, visiems kvartalam neįmanoma. Aukštakalnio tą dalį pamiršom. Tai dabar aš tik noriu pasakyti, kad tiek, kiek gaunasi mums pagal kvartalų tipą išplanavimą, pagal, sakykime, žalinimo tas erdvės, pagal visus tuos dalykus sudėlioti, tiek ir sudėliojam. Tai beveik, aš taip galvoju, beveik pusę pinigų tvarios plėtros strategijos išeis į mūsų kvartalą ir aš tikiu, kad tikrai šitie pinigai bus prasmingai panaudoti ir juos žmonės pajaus. Vieną kartą negalim centrinės gatvės 5 kartų tvarkyti ir apsimes, kad nematom, kad ten dar žmonės gyvena kažkur.
Ir kai daugiau nei 2/3 miesto gyventojų gyvena daugiabučių kvartalas, nu, tai tuo labiau. Jie mokesčius moka, jie dirba mūsų įmonėse, tai, o atgal mes ką jam. Tai nepamiršim ir visų kitų kvartalų. Ir tuos kvartalus tvarkysim savo lėšom, tai bus, sakykime, šiuo atveju, aišku, mums brangiau gausis, bet mums paprasčiau. Tai tą jau pradėsim daryti šiemet ir tikrai jau Dauniškio kvartalo gyventojai, būtent Vaižganto, sakykime, tos dalies, kur pilkinamai, bus pravažiavimai sutvarkyta, kiemai, aikštelės bus aptvarkytos, Aukštakalnio dalis, dešinė pusė jau šiuo atveju. Nuo viršaus važiuoja. Darželis pasakos, ta pusė vėl įvažiavimai bus tvarkomi, tiek aikštelės parkingo jau šiemet. Tai reiškia, nelaukiant tvarios plėtros strategijos, jau tvarkysim tą jau savo pinigus šiemet. Tai tas pasiliečia. Naujasadžio dalį, ta labai prasta atkarpa, kaip sakyti, po karo. Tai šiemet, nesumeluok, direktoriau, pirkom rekordiškai, niekada tiek Utenoje nebuvo nusimačius ištisinių asfalto dangų. Ir nupirkom dvigubai daugiau negu planavom už tą pačią sumą. Tai va, tai kaip tik dabar praeitą savaitę buvau išvažiavęs į miestą su projektuotais, pats važiuoju irgi mėgstu. Važiuoju su projektuotais, apsižiūrėjom vietas, tai va dabar gausim tas projektinės užduotis, jie surašys, mes dar patikrinam, ar tikrai kiekiai. Mūsų gausis apie 20 tūkstančių ar tai gal kvadratinių metrų, jo, pasižiūrėsim, kiek gausis mums dar bortų, tuo pačiu, kiek dar kažkur trinkelių pakeisim. Nu tikrai, pagal galimybės, kiek finansinės galimybės šiemet leidžia, tai tikrai dar tiek tokio kiek asfaltą per 10 metų. 10 metų. Jeigu mes būtumėm tvarkę, sakykime, racionaliai 5 metus, tai jau tikrai būtų kokybinis tas pokytis miesto kvartaluose visai kitoks. Ja, tai ir tai dabar, reikia, turim verstis to, ką turim. Aš kaip sakau, jeigu mes rinksim gerai biudžetą, tikrai ūkiškai elgsimėm su finansais, tai per kelis metus tie kvartalai mūsų visi pasikeis ir gal, sakykime, vienan gal bus vienokias priemonės, kaip sakau, gal Korėjais parkavimas, kitur gal. Jo, dar ką verta irgi paminėti, viskas būtų gerai, bet mes irgi, kai kuriuose vietose dar, aišku, metai dirbam, jau kaip ir viską daugiau mažiau jau susigyvenam su to darbu, bet yra tokių dalykų, kuriuos darom pirmą kartą savivaldybėje. Pavyzdžiui, pirmą kartą pirkom ištisinių dangų tokį kiekį, ir ne, mums irgi reikia, kaip sakyti, aišku, tų pavyzdžių yra, nežino specialistai kartais, ką mes kartu su jais mokomės, bet tą dalyką pirmą kartą padarysim, kitais metais tai bus natūraliai higiena. Su jais vaikščiojom, aš klausiau, tai kaip anksčiau, tai sakau, tai anksčiau niekas nedavė, niekas neprašė, tai sakau, bet tai sakau, tai miestas, tai ką, kvartalai palikti, tai kažkiek, kažkur tai patvarkydom. Tai realiai, tą noriu pasakyti, kad tikrai nebus pamiršti ir visi kiti kvartalai, tik paprasčiausiai skirtingom priemonėm, skirtingais finansavimais mes tą darysim. Tai ir smėlis, ir Krašuonų tikrai žėjami smėlį, bet ten tik tankiai sudėta kvartalo dalis, kad nėra kur ten tų želdynų bedaryti, parkavimo aikštelių naikint, kai tokią situaciją tikrai negalim. Tikrai matėm daug savavališkų parkavimo aikštelių ir puikiai suprantam, kad žmonėm nėra kur statytis. Ne iš gero gyvenimo tas aikštelės. Rudenio pradėsim inventorizuoti aikšteles ir tai nereiškia, kad mes vaikysim gyventus iš tų aikštelių. Ne, turim susiprojektuoti sklypus pagal reikalavimus ir kvartaluose nusimatyti parkavimo aikštelės. Tai, kaip žinot, jau viena turėtų Aukštakalnio kvartalė atsiras, čia kolegos iš kitos frakcijos pasiūlė, kad ten ta aikštelė atsirastų, bet atsiras aikštelių ir daugiau parkavimo, tai tikrai matom tą problemą ir ją irgi lygiai girčiai norim spręsti kvartalus. Nepamiršim ir individualių namų kvartalų. Turim masę nedidelių gatvyčių, kurios su tokia nusidėvėjusia asfalto danga, kad jau, lopas ant lopo, kaip sakyt. Tai vėlgi rengiamas tas aprašas, jau turbūt link pabaigos. Šiemet šitą mėnesį išeis kaimiškųjų vietovių, dar po to kita taryba bus realiai gatvės. Sąrašai pagal intensyvumą, pagal kaip mums reikia tvarkyti, sakykime, gal ne visiškai kapitaliai, kaip būdavo iki šiol viską greunam. Tai nereikia nieko greunam, paprasčiausiai. Kartais žmonėms tiesiog trūksta bortų plus normalų šalygatvė plus asfalto lygaus. Tai va, tai būtent tas aprašas ir yra nustatyta prioritetai pagal intensyvumą, pagal... Mes, matom miestą ir Palangos gatvės dalį, matom Lauko gatvė būtų ar Gegužės gatvė ir ten panašios, baisios, tas dangos tikrai matom baisios ir
kaip labai teisingai pastebėjo, nėra reikalo ten viską iškas. Paprasčiausia, nufrezavai, užliejai naują dangą ir gyventojai patenkins. Pataisiai bortus, pataisiai šaligatvius ir eini toliau. Remonto būdu daro kitas nereikia ten mėti tų milijonų, paprasčiausia gali ir tada užteks ir visom gatvėm. Tai vat mes tą patį darom ir su Žvirotų gatvių asfaltavimo programa, tai irgi kai atėjom dėl Gaspariškų, gal man atrodo, kalbėjom, Svajonių Gaspariškų, tai dabar pradėjom projektuoti taip, kad būtų, žmonėsgi pradžiai nori asfaltą, aišku, paskui reikalavimai, taip, kyla, turim tokių pavyzdžių. Bet principas, kad žmonės pradžiai nori asfaltą ir natūralu, kad tikriausiai projektavimas anksčiau būdavo taip paleistas, kad suprojektuojama viskas vienu metu. Tai dabar taip įskaidėm dalim, kad pradžiai asfaltas. Kaip ir biški logikos, aš suprantu, kad, tu žiūrėk, daugiabučios, tvarkai įvažiavimą, bet taigi žiūrėk, gal tuo pačiu ir tą šalygatvį ir ten tą. Bet jeigu tu viską kapitališkai, nežinau, ten rekonstrukciją darai, tai bus kaip su Užpalių gatve, kurią radom atėję 3 milijonai. Kilometras su viršum 3 milijonai. Tai už 3 milijonus mes visus daugiabučių kiemus būtumėm sutvarkę. Bent vieną gerą kvartalą, tai dviejų tikrai. Tai supranti, jeigu tu tokiais mastais susiplanuoja darbus, tai taip, tai tada nelieka niekam kitam pinigų. Tai aš manau, kad reikia kaip ir su savo ūkiu tvarkais, tai tvarkytis ir mieste, kad tu proto kažkokie turi būti kriterijai. Tai va čia, matau, kad gatvytės tikrai galėsim susitvarkyti ir nesakau, kad visas taigiai, bet pasirinksim sąrašą, specialistai pagal kriterijus nustatys eiliškumą ir važiuosim. Tai tas bus padaryta. Tai kitas dalykas, kalbant apie tvarios plėtros strategiją, tai aišku, tie kvartalai, sakykim, pramonės parkas. Džiugi naujiena, kad jau vyriausybė praktiškai ant stalo, galima sakyti, taip guli, tai irgi nutarimas dėl pramonės didelis darbas, tiek ir mūsų specialistų strateginio planavimo ir investicijų skyriaus. Ir mes, aišku, į tą buvom įsijungę ir ekonomikos inovacijų ministerija, kuri rengė, suderint pavyko su visom institucijom, ministerijom, ir dabar laukiam vyriausybės sprendimą, jeigu turėtų patvirtinti, kažkokių tai nėra trikdžių, tai turėsim pramonės parką, kuriam irgi iš tvarios plėtros strategijos esam numatę apie 1 milijoną eurų, tai reiškia sklypų sutvarkymas, pritaikymas, privažiavimas, infrastruktūros atvedimas. Vėlgi turim pavyzdžių, kad turim žemės sklypų mieste, kurie jau miškas auga ten, o mes siunčiam. Jau turėtų nebeauk, nes šitą savaitę, žinau, kad darbus dirba. Bet buvo taip, kad siunti ten atvažiuoja logistika, sandėlį nori statyti, kokie, sakom, važiuokit ten, turim savivaldybės klipus, pasižiūrėsit, dingo vieni, antri dingo. Ten sraigių augintojai buvo atvažiavę, kalbėjome, irgi, sakau, ten, kas ten netinka, nuvažiuoja, kad ten ne žemė, ten miškas auga. Tai aišku, reikia investuoti ir į tai, kad ateitų investuotojai kažkokie, taip turim ir patys investuoti. Tai pramonės parkas irgi pasieks šitų lėšų. Faktas, kad daug bus ir tų nedidelių projektų, tai ir, kaip ir minėjom, ledo ritulio aikštelę norim šiuolaikiškai įrengti su stoginė, kad tiktų ne tik tai 2-3 mėnesius, bet gal ir 5 mėnesius, jinai daugia funkcija turėtų būti, kad ir šiltuoju metų laiku ledui nutirpus, kad galėtų ten, tarkim, vaikai su riedučiais, su kitom priemonėm važinėti, tai šitą aikštelę turėtų, jeigu viskas gerai, iškilti prie sporto arenos, tai yra, kur dabar yra jinai, tik tai atsiras šiuolaikiškesnė. Dėl to, nors jinai dabar nelabai gražiai atrodo, bet mes, kaip sakyti, ruošiam namų darbus tam, kad dabar ten remontuoja, ką daryti dabar, jeigu ten vis tiek iš Europos Sąjungos. Prasme, tai tie uteniškai, kurie žiūri ir kažkam vaizdas negražus, tai irgi tai vietai planuojam. Tai kitas daug labai gaudom pastabų iš teniso, ten padelio lankininkų, iš beisbolininkų, iš įvairiausių ten alpinistų, iš kitų sporto šakų, kurios nerasdavo vietos kažkur tai žiemos laiku sportuoti. Tai mes tokį mažą kompleksiuką norim pastatyti prie Aukštaičių ir Metalo gatvės sankryžoje, čia tarp, jeigu taip įman, tarp Abuvos. Šalia taip vadinamas Mėlynės parkas. Tarp Utenaičio ir Abuvos kažkur pusiaukelėje yra savivaldybės sklypas ir planuojam ten irgi tokį daugia funkcijį centriuką pastatyti, kuris būtų skirtas ir šaltuoju metų laiku, tai tiek sportuojantiem, tiek vaikam, tiek miesto visuomeniai. Norim tikrai, kad būtų kuo labiau atviresnis.
Tai faktas Vyžuonos parkas, tai ir tikrai tikėjomės, kad šiemet tubingo trasa atsiras, bet pasirodė, kad vien projektavimas metus laiko užtrunka, be projektavimo yra labai didelė rizika, kad ateis statybų inspekcija ir sakys, susprojektuokit arba nenaudosit. Arba aptversim stop juostą, tai tie darbai, sakykime, turėtų, dar kai girdėjau, tai lapkričio mėnesį gali būti pradėti. Tai tikrai tikimėms, kad tubingo trasa atsiras, tada žinau, kad specialistai jau šiandien važinėjo dėl griliaus zonos Vyžuonos parke, kaip ir minėjom, tikimėms, kad šiemet atsiras ir tualetas viešas jau. Pirkimo dokumentus pasirašiau, kad tai viskas tvarko. Šaunuolis direktorius. Tai vaikų žaidimo aikštelė Vyžuonos parke šiemet, tada padelio 2 aikštelės, tai padelis tai teniso tokia kaip ir atmaina, tai vėlgi atsiras prie tarp Donelaičio gatvės ir Vyžuonos parko, viena padelio aikštelė Aukštakalnį prie progimnazijos. Na ir aš jau nebevardinu, kad ir disgolfo aikštynas atsirado, mini golfo padarysime aikštelę ir masą tokių mažos infrastruktūros. Šalia Utenos tvenkinio, pasižiūrėkit, jau turėjo žmonės išvysta pačioj treniruoklius, lygiagretės įvairius treniruoklius, atnaujinam skulptūras. Šalia tvenkinio atsirado tinklinė aikštelė ir dar baigsim tuos reikalus su senu sovietiniu tualetu, birželio 13 metus atvažiuoja grėvėjai. Dar bus numatyta kavinukė vieta, kur vėlgi skelbsim konkursą. Tikrai domisi žmonės, kodėl neleidus jiem ten padaryti tos kavinukės. Tegu daro tos konteinerinės kavinukės ir prie ežero žmonės kavos atsigers, bet kaip ir kalbėjau, per darnaus judumo planą mes ten taką padarysim. Iš Vyžuonos parko jau išvežėm dalį vaikų įrengimų ir ten suvešim visus. Ir ta erdvė vėlgi taps dar viena miesto erdvė, kur žmogus, šeima su vaikais galės atvažiuoti ir leisti ten laiką tiek ar ten jaunimas, ar vyresni, tiek sportininkai, tiek kiti. Tai tų aikštelių jų atsiras ir daugiau. Tai ir ne tik tai mieste, minėjai pats. Taip. Tai nepamirštam ir nors kalbėjai apie kaimo reikalus, bet jau ir šiemet Bilekėmis užbaigtas, ar ne, su atnaujinimu aikštyno, Vaikutėnai iš dalyvavimo biudžeto, tai irgi, sakykime, bendruomenės pastangom, savivaldybės biudžeto pinigais, bet tai liko dar šiemet 2, kurios jau turim sutartis. Šiandienos bėda sužinau, kodėl niekaip nesvažiuoja renginėt, nes sakė, tą išlyginamą įsluoksnį, ten asfaltą tokią lieja. Tai dabar visi asfaltininkai ant Vilniaus kelio dirba, tai ieško technikos, kas atvažiuotų Kuktiškės ir Sirutėnuose. Šiemet dar sutartis turim, tai turėtų būti tos aikštelės atnaujintos. Aukštakalnio kvartalė buvo taip sutvarkyta Aukštakalnio kvartalė. Iš dalies tikrai tinklinio aikštelės atsiras, aišku, ir prie Dauniškės sutvarkysime ežerą. Tai jau sutvarkyta ir prie Vyžuonaičio. Mačiau užvakar važiavau ir nepastebėjau, tai prie Vyžuonaičio, tai tikrai tos, kaip ir minėjau... Tų mažų infrastruktūrinių darbų vyksta tikrai ir visus mes juos žinom, tik tai kartais... Vaikų žaidimo aikštelė atsirado čia, dar neįrenginėjau, jau veikia, man atrodo, seniau. Tai aš noriu pasakyti, kad ir iš tvarios plėtros strategijos tikrai tokių dar objektų įvairių bus. Šalia Dauniškio priešai šeimos ir vaiko gerovės centro tokia apleista krepšinė aikštelė yra tokia sena, ten tas visas kompleksas kartu su Dauniškio aikštynu. Neturiu progimnazijos, jeigu negausime sporto finansavimo fondo finansavimo. Tikriausiai patys turėsim tvarkytis, bet tą darysim. Senas miesto parkas ir dar BMX ir skate aikštelė. Vyžuonos parke, kur dabar tokia nenaudojama. Vėlgi turėdavom čia nusiskundimų nuo gyventojų, nežinau, dėl tos skate aikštelės, kad ten prie daugiabučių triukšmas, tai vis dėlto pamatėm, kad nelabai pasiteisino Vyžuonos parke dviračių ta trasa, kur su kalniukais, tai planuojam vietoj jos įrengti skeiteriam ir kaip sakykime, ir BMX-eriam trasą. Tai tas irgi numatyta tvarios plėtros strategijai. Tai tie projektai tikrai, tikiuosi nepamiršau kažko, bet tikrai... Bet pagrindė šitie, jeigu jau šitie pavyktų bent kastuvai, kaip sako. Bet įdomiausia tas, kad žmonės sako, o tai kada? Tai jūs įsivaizduokit, tą turėsim padaryti
per 5 metus, kažkur iki 29 metų, nu, ne vėliau 30 metų, bet mes tai planuojam, kad dabar šiemet užduočių. Birželį pasitvirtinam ir iš karto judam, pasiskirstam užduočių rengimui, projektavimui, kažką galbūt matysim, ką galim pirkti iš karto suprojektavimui. Tai žmonėm, kad vis dėlto, nu kodėl taip, kai kada greitai nevyks, o todėl, kad vien dokumentacijos rengimas kartais beprotiškus terminus užima, nu atsivaizduokit baseinas, va dabar jau turim idėjų konkurso nugalėtoją, atrodo, ne, jau turim, va liktai. Turim paveikslėlį, jau matom, pas merą kabinetą. Dabar reikia pirkti techninį darbų projektą. Kas užtruk gali? Metus laiko, įsivaizduokit. Tai objektas nemažas. Jo, tai reiškia, jeigu dabar šiemet ir va dabar stengsim operatyviai tą pirkimą daryti, nupirksi greičiausiai ten vasaros pabaigoje. Ne, nupirksim per vasarą. Per vasarą, tai jūs įsivaizduokit, tik po metų tu galėsi skelbti darbų konkursą. Nereik, bet darbų jau bus čia su darbais, techninis darbų projektas. Tai, kitaip tariant, kitą vasarą tikimėms, kad prasidės rangos darbai. Tai rangos konkursas tik tai prasidės, tai rangos darbai labai gerai. PDP su darbais konkursas. Tai va, tai realiai suduokit, kokie terminai. Tai, tikrai, kai man pasakė, kad tubingo trasa su padangom čiuožt vaikam metai laiko, kažkoks, sakau, čia absurdas. Na, bet, yra kaip yra, tokie reikalavimai ir mes prie jų prisitaikom ir tikrai stengsime per tuos kelis metus ateinančius, kuriuos norim, nenorim, turėsim didelę dalį šių darbų padaryti. Aišku, ir specialistai, kaip sakyt, taip nenoriu to žodžio sakyti, pakraupę nuo tokio kiekio darbų ir planų, bet, ką daryti. ES yra lėšos skirtos Lietuvai, regionam stiprinti ir jeigu mes jomis nepasinaudosim, tai tikriausiai po 30 metų daugiau jų nebebus. Tai turim tą padaryti ir turim, kad tie pinigai tikrai kiek įmanoma prasmingiau, racionaliau, ūkiškiau atgultų tenoje ir tą mūsų gyventojai pajaustų. Tai tikrai manau, kad bus viskas ok, bet padirbėti reiks labai daug. Oi, kas čia dar žiūriu? Pasirašiau dar gal, kadangi mūsų tinklalaidė jau turėtų kaip ir eiti pabaigą, ar ne, nes mūsų transliacijos režisierius jau rodo, kad ir toj kameros baigs įsikrauti ir viskas, tai labai trumpas keletas dalykų. Tai va, tai užsiminėt merė apie kvartalus, apie ištisinių dangų tvarkymą, tai irgi nesenai pasileidom tą platformą, čia beveik mėnesis laiko tai bus tvarkau.stena.lt, kur gyventojai registruoja savo problemas. Ir, sakykime, jau keletą savaičių dar kažkiek taip dažniau prakontroliuodavau, dabar ir viskas, sakykime, juda ir miesto seniūnija pasijungia į tą veiksmų sukūrį, tai žmonės teikia savo problemas, ar ne, kurias pamato mieste ir pagal tai stengiamės ir ne mes, ne meras, ne direktorius, bet specialistai stengiasi reaguoti, tai dažniausiai būna Utenos komunalininkas, nes tos problemos būna tokios žemiškos ir labai paprastos, tai šakos kažkur, tai šaligatvis, tai kažkur duobė, ar ne, tai irgi būna ir tokių globalių klausimų, tai kada bus kvartalė apšvietimas visur surengtas, tai dar kažkas, tokie dalykai, kur neįsisprendžia čia ir dabar paspraksėjus. Tai žinome, kad ne tik tai individualių namų, bet ir daugiabučių kvartalos tam pačiam Aukštakalny yra kiemų, kur nėra apšvietimo. Tai ką mes veikiam tiek metų, aš nesuprantu, kad tiesiog gebėjom stulpų pastatyti apšvietimą. Tai tikrai suprantam žmonių kreipimusis, kad tai tokių yra didesnių problemų, yra aišku ir mažesnių, kurias ne tik galima, bet jos sprendžiamas. Platforma, manau, puikiai idėja ir čia kolegos prisidės už tą idėją iš mūsų politikai. Tai kuo jinai puikiai tuo, kad iki šiol buvo tas toks, kaip sakau, telefoninė teisė paskambinti. Skambinu ten, žinot, kažkur bėda, kažkoks akmuo, kažkur kažkas ten nukryto, nulūžo iš kartmėrai. Iš kartmėro, suprask, sėdė ir laukia, kurį čia dabar greičiau miesto kampelį greit nulėks sutvarkyti. Aišku, mes kreipiamėms į seniūnę, į komunalininką, nes tos darbus meras vamzdžių net kišinėje, važiuoja vis tiek specialistai tą daro, bet šiaip turėtų viskas civilizuotai būti. Ir dabar padarėm tą platformą, kad žmogus pamatęs problemą kažkokią, nufotografavo, įkėlė į sistemą ir jau vyksta sprendimo procesas tos problemos. Aš suprantu, tikrai patogu socialinius tinkluos parašyti žmonėm, visiems atsakau, stengiuosi visada reaguoti į nuomonės klausimus. Tai būna kartais tikrai, manęs žmonės klausia kartais, kam tu sako, kai kurie ten atsakinė. Tikrai būna juokinga, moteris rašo jau Dauniškio parko
ir apkakoja paukštis mane, žinai, ir jinai pažymė mane, merė, darykit ką su tom varnom, nors ne varnos, kovai, ir sutvarkykit, kad pat paukščiai, nepadarysit, neleidžia aplinkosauga iškeltų visų lizdų, išvarytų paukščių, yra tam tikri reikalavimai aplinkosauginiai ir viskas, bet esmė, ne viską aš ten turiu spręsti, kaip meras ar direktorius, yra, kaip ir minėjau, seniūnija specialistai, tai būtent šitą platformą, jinai leis ateityje vis tiek žmonėm pripras, kad vis dėlto nereikia kreiptis į merą, jeigu yra kokia problema. Tu gali paprasčiausia, Kai kurie dalykai užtrunka ilgiau, pavyzdžiui, ten labai man patiko vienas tikriausiai dabar mažiūrė irgi tas, kas rašė komentarą apie griūvantį Krašuonos šlaitą, tai per savaitę sugebėjo 3 komentarus parašyti, kad kodėl netvarkot, kodėl šitą, bet, tai nėra paprastas procesas, tai yra komunalininkui, tie darbai yra per sunkus, tai mes natūralu užvedam procesą dėl avarinių darbų pirkimo, kadangi slenka šlaitas, užvedam avarinių darbų pirkimo, specialistai vertina, surašo kiekius medžiagų, ten kiek akmenų reikės panaudoti, kiek betono, kiek dar kažko, tokia yra biurokratija. Bet tas procesas vyksta ir tas bus padaryta. Ačiū žmogui tikrai, kuris užfiksavo. 3 kartus parašė, bet kartais reikia suprasti, kad miesto tvarka, aišku, prižiūri pirmiausia seniūnija, bet darbus atlieka mūsų įmonė komunalininkas, kurie ir apmoka už paslaugas miesto seniūnija, kuriai skiriam lėšas savivaldybė. Bet komunalininkas nėra 1000 žmonių įmonė. Jinai negali vienu metu viską suspėti. Taip, susidėliojam prioritetus, yra patarėjas mūsų Gytis Stankevičius, kuris kuruoja, kas savaitę sustinka, žiūri, kokius dabar darbus darys. Ir taip, žolė auga ne mėnesio kartą, jinai auga kas savaitę, jau kas 2 reikia pjauti. Žmogus jau žiūrėk, kažkur ten iki kelių žolė, ko nepjaunat. Viską fiksuojam, viską perduodam ir viską stengiamasi tvarkyti, bet vienu metu neturime tiek brigadų, kad aplėkti visų daugiabučių kiemus. Nepamirškim, kad daugiabučių kiemai beveik visi tenai tvarkomi nemokamai. Gyventojai daugiabučių nemoka pinigų, tai yra skiriama lėšos iš biudžeto tiesiai per seniūniją komunalininkui ir tie kiemai tvarkomi. Tai komunalininkas visus ir kiemus daugiabučių, visas viešas erdvės, visus tokius žolės pjovimus, duobių lopimus. Vėlgi, duobių lopimas, įsivaizduokit, tai vėlgi, kol sureguliavimas, kol jungia molėtuose asfalto tą viryklą. Bet šiemet irgi labai daug dėmesio skiriam tam, jeigu taip pasakyčiau, tai labai tokių didelių bedų, kaip būdavo seniau, kad savaitę ir 2 laikomas atviros duobės. Mes paprašėm, kad vis dėlto... Tai šiemet buvo tų niuansų. Vienas kitas, kur ten... Buvo atšalia, kai šalta vienu metu, ten balandžio berods pabaigoje, neverda to asfalto, negali atsivežti iš molėtų, nes utenoje nėra. Tai turėjom tą bėdelę, bet šiaip pakankamai sudėliojo. Paprašėm, kad jeigu jau išfrezuoja duobės, tai operatyviai jas ir užtaisytų. Tai tikrai komunalininkas, turi ką veikti, tikrai seniūnija irgi daug dirba, mes patys irgi reaguojam, bet ta platforma irgi tikrai, manau, padės ateityje tas problemas spręs greičiau. Ir ne tik problemos yra ir kaimuose problemų, kur irgi ne tik tai mieste. Taip pat buvo keletą dulkėtumą dabar nupirkot, tai vėlgi apie kiek ten 40 ar 50 km atkarpų rajone. Mes kvadratais pirkam, kvadratiniais metrais. Bet bus pilamas tirpalas tas specialus, kur mažins dulkėtumą gyventam, ypač kur tankiau gyvenama. Tai tikrai nepamirštam ne tik miestą, bet ir rajoną. Taip. Tai tų sakykime, priežiūros darbų... Reikia tik tai oro gerą išlaukti, nes dulkėtumui reikia geriausiai iš vakaro, kad palyja, kitą dieną sausa ir tada galima. Bet taip, seniūnai nusimatė ruožus, kur žmonės tankiau gyvena. Ir šitą vasarą išbandysim pirmą kartą istoriją, kaip tas dulkėtumo mažinimas rajone, nes pernai išbandė mieste keletą gasparškulėtai berods, ar ne, tai kaip ir buvo neblogai. Tai pabandysim ir... Mes suprantam, kad žmonės gyvena ne tik mieste ir už miesto ir kad to, sakykime, aišku, asfalto sudėti neįmanoma, čia fantazijų pasaulis būtų, bet mažint dulkėtumą, žiūruot labiau, galbūt prižiūrėti geriau, tai tą reikia siekti daryti ir tą su seniūnais nuolat. Nors padidinom šiemet finansavimą kelių priežiūrai rajone, bet vis tiek dar trūksta. Ir aš vis dar suku galvą, kaip seniūnai su žymiai mažiau, ten 30%, kiek šiemet pridėm 50%, kaip jie su žymiai mažiau pinigų išsisukdavo. Tai dar reikia nepamiršti, kad ir darbai patys brangsta, medžiagos brangsta, viskas brangsta, tai nepinga, tai ta priežiūra, aišku, irgi gaunasi, kad jinai didėja. Tai
bet tvarkomėms, aišku, yra kur pasistengti ir tikrai, jeigu kažkur kažkokia problema, ten kažkas kažkur, tai kaip sakau, užpalių čia gatvėje buvo dar, tai žmonės kartais rašo, atrodo, nematomės, mes matom viską ir patikėkit, puikiai suprantam, kad čia yra specialistai tikrai ir tikrai, žinokit, nesėdim kojas, net vakar investuotojai skambino dėl pastato vieno pirkimo, sako, žiūrėkit pas jūs elektros statelės, kur jų neveikia. Šiandien gavau signalą, iškart einamas pas specialistus šiandien, kodėl neveikia. Ten sutriko, tai skambinkit priežiūros tiem atstovam, tegu važiuoja tvarka, visur reaguojam. Nėra taip, kad nereaguotum, kad pamirštum, galbūt kokių smulkių, kai kurių momentų ir nesužiūrim, nepamatom, bet stengiamės tikrai visur, kaip sakyt, sureaguoti ir ten ar tai būtų žmogus rašo, kodėl Vyžuonaičio ežero parke nėra laiptų, žinai, normalių. Bus tie laiptai, kaip pavyzdys, tik tai negali iš karto čia ir dabar tų laiptų staigiai pastatyti, bet dar šiemet jie atsiras. Realiai į tuos klausimus, kur žmonės klausia, bent jau turim tokį atsakymą, turim ką pasakyti, tai nėra taip, kad nematom. Tai tas tikrai, aišku, tam skiriam labai daug laiko ir, sakau, man savaitgaliais žmonės tikrai parašo įvairiausių klausimus, stengiuosi atsakyti, plius neužmirškit virš 40 įstaigų įmonių su savo problemom. Ten visur irgi yra įvairiausių klausimų, kur mes vėlgi ir pinigų, ir lėšų skirtai, ten tualetas, tai ten mums dynas sutrūko, tai ten dar kažkas, tai ten, žiūrėkit, ten dar, tai ten etato reikia, tai dar kažko. Tai su švietimu, pavyzdžiui, masė klausimų ir visur mes turim suspėti ir visur tilpti su tuo pačiu biudžetu. Tai kol kas pavyksta ir tikiuosi, kad tikrai ta situacija ir finansinė Utenos gerės ir tuo pačiu iškart pajaus viską rajono gyventojai. Tai gal ir tiek. Su ta gaidelė gal ir tiek. Gaida gal ir užbaigsim šią vakarą pasikalbėjimą. Šiaip tai būtų profilaktiškai apie daug ką pasišnekėti ir apie investicijas, tikriausiai gal ką pasakyti ir apie seninijas. Tematikas kažkokios. Jo, tai ir seniūnų čia tą, sakykime, kai tą galbūt kažkurį tai ir pasikviesti. Dabar vėlgi vyksta, akivaizdu, kad vyksta kaita, natūralu, vieni išeina į pensiją užtarnautą ir faktas ieškom specialistų, kurie gali pakeisti, ateiti, dirbti. Skelbėm konkursus ir aktyviau. Pasirinkom liniją skelbti konkursus būtent ne mūsų įstaigoje organizuoti per viešą valdymo agentūrą. Kažkas žiūrėk laimėjo, ten kažkieno ten kaimynas, ten nežinau, pusbrolis dar, tai skelbė, kaip sakyti, agentūra Vilniuje, ne mes, valstybinė, kaip sakyti, įstaiga. Dalyvauja jos atstovai komisijai. Ir galų gale seniūnus renkantis, kalbant tik apie seniūnus, tiek seniūnaičiai labai ne valdžia. Tai tikimėms tikrai, kad ir naujoji Daugailių seniūnė tikrai, stengiasi tikrai, manau, kad gerai susitvarkės, Sudeikos paskelbtas konkursas seniūnai, matyt, žiūrėsime daugiau tų pokyčių, kažkada bus, paprasčiausiai ateina laikas. Laiko padiktuoti pokyčiai. Paprasme ne tai, kad prieš pensiją kažką mes nusistatę prieš pensinį amžių žmonės, bet paprasčiausiai, ateina laikas, žmonės išeina į pensiją, kiti ateina, tai ta kaita tokia vyksta ir pačiai savivaldybei, kai kada tikrai ir kai kada net gaila atsisveikinti su specialistais, tavo sekretorė Gražinutė dirbo tikrai, žmogus tikrai labai gerai sutarėm, toks pozityvus, geras, bet, tie pensija, sako. Taip jau būna. Tai tai reiškia temą aptart, kai yra daugiau, bet pažiūrėsim, kad čia mums seksis su tuo laiku, bet stengsimės galbūt kas nors profilaktiškai. Galbūt komentarus, kas paims, parašys, apie ką norėtų pakalbėti, gal mums pasikvies kokį specialistus, kokius, nežinau, žmonės, dar kažką, įstaigų vadovus, tai tą galim padaryti. Padiskutuoti galima, galbūt trumpesnės laidas, bet padaryti jų dažniau. Tai ką, ačiū visiems, kurie šį vakar klausėsi, kurie palaiko, parašo tiek ir pastabų, tiek ir kažkokių gerų atsiliepimų, tai tikimės dirbti kiek tik tai manoma geriausiai, tai ir darysim. Tai ačiū visiems ir gražaus vakaro. Ačiū, iki.